Šiandien 7 Kauno dienose. Aš kartais paklausiu, ar galiu ko padėti. Jeigu galiu padėti, tai galiu. Žinot, šitą klausimą aš atsakysiu jums po 4 metų, kandidatuosiu į Seimą. Galima? Labai lengva pasakyti, atimkim, bet tada turėtume užduoti klausimą, o į ką iškeisim? Baikit jūs juokus, sakau, aš nemoku tokių darbų daryti. Sako, ką nepadažysi? O dabar apie meną, socialiai pažeidžiamą žmonių grupės ir politiką. Spektaklis su netikėta pabaiga. Esame Kauno rajone, Domeikavoje, kur gimsta unikalus reiškinys. Bet pirmiausia, sulaukime režisierės. Na, sveiki. Pasiilgot repeticijų. Žinoma, jūsų labiausiai. Keliaujam, jaunimas, paskui mane. 1, 2, 1, 2. Socialinę atskirtį jaučiančių žmonės meną suartina. Taip ir vadinasi socialinis kultūrinis projektas spektaklis Kontrolierius, sukurtas pagal Gogolio pjesę Revizorius. Tema galbūt ir aktuali, tik keista, kad besitęsiant karui statomos rusų autorių pjesės. Projekto rengėjai pasipiktino, neva nereikia iš to eiti iš proto ir pasiūlė nemaišyti meno ir politikos. Mes tik kuriame bendrystę. Priimam visus, kas nori. Aišku, orientuojamės į šitus pažeistus žmonės. Tai sakau, tokia ir misija yra sukurti bendrystę. Gerbėmiai, noriu jums pranešti labai netikėtą žinią. Pas mus inkognito atvyksta revizorius iš sostinės. Domeikavoje susibūrė asmenys iš socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių, benamiai atlikę kalėjimo bausmę, kovojantys su priklausomybėmis ar iš nakvynės namų. Pasak projekto rengėjų, šio teatro tikslas ne spektaklis, o sumažėjusi socialinė atskirtis. Aš save visą laiką matau ir pristatau kaip režisierę, nes dirbu su teatru, mėgėjišku teatru ir daug važinėjam ir daug visokių festivalių tarptautinių darom. O šitas projektas yra visai kitoks. Tai yra ne visai kitoks. Tai irgi yra puikūs žmonės, kurie nori vaidinti, kur yra teatras. Ir tiesiog mane pasikvietė ir aš mielų norų sutikau padėti jiem. Šiandien spektaklio repeticijos vyksta Domeikavoje. Šiame miestelėje prieš metus buvo įkurti pusiaukelės namai. Tuomet Domeikavos gyventojai pasipriešino ketinimams šalia apgyvendinti bausmę atlikusius žmones. Kilo didžiulis triukšmas Domeikavui, čia labai daug žmonių prieš buvo šitos pusiaukelės namus. O aš visada galvoju, reikia pirmą pasižiūrėti, kas ten yra, o po to arba kritikuoti, arba priimti. Ir aš nuvažiavau ir pamačiau tikrai labai įdomų darbą, labai šaunių žmonės. Ir tada supratau, kad šita baimė bendruomenės yra visiškai nepagrįsta ir nereikalinga. Šumilaitė patyrusi režisierė, jo sukurti spektakliai, festivalių ir apžiūrų laureatai. Kai kurie spektakliai buvo vežami ir į kalinimo įstaigas. Aš visus žmonės priimu atvirą širdim ir jie man visi yra aktoriai. O jų problemos, jeigu aš kartais paklausiu, ar galiu ko padėti. Jeigu galiu padėti, tai galiu, o jeigu ne, tai kodėl aš turėčiau domėtis jų asmeniniu gyvenimu. Nederėtų to daryti. Žmogus pats turi užuominą duoti, kad jam reikia pagalbos arba paprašyti pagalbos, tada taip. O, labą dieną, ponia merė. Malonu. Labą dieną, ponia Ana. Labas, Bočinskas. Šį kartą spektaklio repeticijoje pusiaukelės namų gyventojų nebuvo. Kaunietis Rimtautas nuo vaikystės mėgsta dainuoti ir vaidinti. Sako, gyvenime patyręs daug neteisybės ir išbandymų, bet vaidindamas užsimiršta. Ir svarbiausia, kaip atsako, kad vaidyba jam geriausia psichoterapija. Nu, stogui davėm pinigų, kur stogas? Stogą uždėjau. Putė ir nuputė vėjas. Vėl naujo reikia, pinigų nėra. Ir mes susirinkom čia, pradėjom bendrauti. Iš pradžių buvo tikrai nedrąsu. Visiems būna nedrąsu atėjus čia pradėti repeticijas ir panašiai. O po to įsivažiavom ir viskas tobula buvo. Nesijaučiu atstumtas. Jei būčiau atstumtas, tai abejoju, kad aš Lietuvoje būčiau. O kodėl lentelių nėra ant lovų? Parašykit pavardę, vardą, kuo serga. Ar negali? Uždėsim. Indrė turi regėjimo negalią, tačiau silpnesnės akys nesutrukdė išmokti italų kalbos.
ir jos mokyti kitus. Indrei patinka būti ir filmavimo aikštelėje, ir scenoje. Tai įdomu, tai yra išėjimas iš savo socialinio burbulo, tai yra įvairių klasių žmonių susitikimas. Tiesiog, tu pamatai, kokie žmonės yra skirtingi, kokie, kad nėra visi tokie kaip tavo aplinkos. Dabar visi žmonės labai linkę apibrėžti žodžius, kad nesakyti ten neįgalus, o aš turiu negalę, nesakyti taip, sakyti anaip, bet realiai tai yra, nežinau, tai yra tušti žodžiai, jeigu jie nepalydimi darbais. Einu į prekybos centrą, paprašau pardavėjos, gal galit pasakyti, kainą čia neįžiūriu, tai akinius reikia užsidėti. Ir ką man atsakyti tokiu atveju? Patyliu nueini. Tokie dalykai labiau, sakykime, atskiria, o ne kaip tu pavadinsi. Mes pikti, tikrai pikti, nepakantus dažnai viens kitam ir dažnai kitą kartą trūksta to, aš nesakau pilno empatiškumo, bet tikrai pilnos tos empatijos, bet bent jau minimaliai įsijausti į kito žmogaus situaciją. Į repeticiją Kauno rajone atvyko ir aktorius iš Klaipėdos. Gintaras buvęs ugniagesys, šiuo metu pensijoje. Baisu juk toj ligoninėj. Manęs paklausė, sako, kodėl aš pasakiau, kad ponas Hanus visiems toli vienintelė moteris humoro pasaulyje, kuri yra mano primadona. Klaipėdietis aiškina, kad čia jaučiasi labai gerai ir visuomenės atskirties problema jam gerai žinoma, nes jis politikas, veikiančios partijos narys, netgi skyriaus vadovas. Reikia duoti žmonėms gal tą antrą šansą. Bet tas antras šansas yra pas kiekvieną savaip. Vieni sako, kad reikia, kiti nereikia. Kas padės, jeigu visuomenės neigiamas požiūris? Žinot, šitą klausimą aš atsakysiu jums po 4 metų, kandidatuosiu į Seimą. Galima? Aš eisiu į Seimo narius ir šitą klausimą kaip tik imsiu kuruoti. Ką daryti tiem žmonėms išėjus iš tokių įstaigų ir kaip jiems sugrįžti į gyvenimą. Juk tai yra Seimo nario pareiga. Teisingai? Ir mes pato pažiūrėsim, jūs man priminsite, Gintarai, kad tu žadėjai, jeigu eisi į Seimą, balatiruosies, imki šitos temos. Ir nors, pasak šio projekto rengėjų, spektaklis stato žmonės atsidūrę užribyje, keista čia matyti buvusius ir esamus politikus. Spektaklio režisierė Hana Stanislava Šumilaitė dalyvavo už praeito Seimo rinkimuose kartu su Lietuvos liaudės partija, kuri vėliau pagarsėjo kai kurių šios partijos narių kelionėmis į Baltarusiją. Ši partija rėmė ir poną Vaitkų prezidento rinkimuose. O Gintaras Martinkėnas partijos vardan Lietuvos Klaipėdos skyriaus vadovas. Resocializacijos centro vadovė Vaida Želionė teigia nežinojusi, kad tarp trupės aktorių yra ir partijos narių. Pasak jos, esame viešoji įstaiga ir su politika nesusiję. Čia, žinokit, susirinko žmonės iš įvairių sluoksnių, jie nepažįstami, jie su savo praeitim, su savo baimėm, su savo nuodėmėm, su savo viltim ir svajonėm. Jie čia susitiko ir jūs pamatytumėt, kaip jie vienas kitam padeda esant reikalui. Yra moteris nuskriausta likimo, kuri nakvynės namuose šiai dienai gyvena. Ir jinai skundėsi, kad sako, mums taip tenais trūksta veiklos. Mes grįžtam, sako, pas mus ten barniai, mes apsiprausiam, tik tai palendam po kaldrą ir viskas, ir ta prasme jokio bendravimo nėra, galim eit pasižiūrėti televizorių, jokių veiklų nėra. Tai jinai labai džiaugiasi, kad šiandien gali ateiti šeštadienį, su mumis pabūti, parepetuoti. Paklausus, kas juos finansuoja ir kas jų steigėjai, centro vadovė Vaida Želionė atsakė, kad šie žmonės nori likti anonimai. Kaip tam žmogui integruotis yra, jeigu jo niekas nepriima ir jisai yra atstumtas? Tai kaip jam sugrįžti atgal į tą visuomenę, kad jeigu jisai ir norėtų? Jisai tiesiog neturi galimybės. Tai ar visuomenė yra geriau kažkaip tai priimti, nors nežinau, 1 iš 100, 1 iš 1000 tą žmogų sugrąžinti į gyvenimą ir turėti pilnavertį visuomenės narį, ar geriau, kad jisai vėl eitų, darytų nusikaltimus ir mes vėl nuo jo ta pati visuomenė kentėtų. Tai visuomeniai reikia pasirinkti. Spektaklio premjera nusimato spalio 24 dieną Kauno Lėlių teatre. Šio spektaklio aktoriai kviečia ne tik į spektaklį, bet ir į repeticijas. Ateit vaidinti, parodyti save, tai yra žiauriai tobula, nes jeigu nepasirodysi, tai kaip žmonės gali gyventi tokį liūdną gyvenimą ir nematyti savęs gyvenime, tai nežinau, aš nieko prieš.
Ateik, parodyk save, jeigu nori prisijungti. Dovydas Mikalajūnas, matematikos mokytojas ir administracijos atstovas Kauno technologijos universiteto gimnazijoje. Kilimo iš Mažeikių. Ar ir su kau pasiraukauti žemaitišką? Nėra su kuo. Ir apskritai Mažeikiai tai toks buvo labiau literatūrinės lietuvių kalbos miestas, o nuvažiavus 20 km, ten 30 link Skuodo arba Plungės, tai jau pamatydavom tikrus žemaičius. Ar galima matematiškai apskaičiuoti lietuvių kalbos kirčiuotes? Manau, kad taip. Iš tikrųjų, nors esu pabaigęs rusų mokyklą Mažeikiuose, bet aš turbūt vienintelis, galbūt dar kažkas, bet grupėje turėjau 10 iš profesinės kalbos kultūros, būtent lietuvių kalbos. Ir kirčiuotės, kuriuo aš nesimokiau mokykloje, nes mūsų to nemokė, aš tiesiog išmokau apskaičiuoti matematiškai. Skaičiuodavau, kiek ten tų skiemenų ir taip toliau, ir iš tikrųjų išlaikiau puikiai tuos egzaminus. Buvote ir socialinis pedagogas, ką tėvai padarė ne taip, kad vaikai svaiginasi, žalojasi, netgi žudo savo klasiokus. Ką tėvai padarė ne taip, iš tikrųjų kažkaip nesinori visus suidealizuoti arba suabsoliutinti, kad visi tėvai kažką daro ne taip, bet galbūt ką matau šiuo metu mokykloje, kas iš tikrųjų vyksta ir dėl ko kyla konfliktai, dėl ko, pavyzdžiui, jauni mokytojai kartais išeina iš darbo dėl šių priežasčių arba tiesiog net nenori eiti, tai tas šiuolaikinių tėvų noras mokyti visus aplinkui, tos pačius mokytojus ar ne, kažką ten komentuoja ir taip toliau, bet kažkada tokią frazę savo tiesiog supratau. Žinot, jeigu kalbėt būtent apie laiką, kuris prasidėjo nuo 2020 metų, apie dabartinį dešimtmetį, kuriame gyvenam, tai mes labai pamilome šunis, ne, ir dresuojame vaikus. Turėtų būti atvirkščiai. Mes turėtume dresuoti šunis ir mylėti vaikus. Ir tai, ko trūksta iš tikrųjų šiuolaikiniai tai tėvystei, tai iš tikrųjų to realios bendrystės ir laiko su vaikais, ar ne? Tai yra 53 būreliai per savaitę ir taip toliau, kažkur vežiojimas, nervų tampimas tiek vaikui, tiek pačiam savo, tada ir ateinam į mokyklą, mokytojam viską išsakom, kurie apskritai, ta prasme, jie tokio modelio nekūrė, ar ne? Ir kaip sakant, jie to vaiko neaugina kartu su jumis. Jie tiesiog jam dėsto pamoką 45 minutės per dieną. Ir jeigu tėvai prisimintų, kad ten ne kokį nors, ten nežinau, Dobį, Tobį, Džerį, mylėti, kirpti, apkabinti, pačiučiuoti, bet savo vaiką, tai manau, kad tokių situacijų būtų mažiau. Trūksta meilės tiesiog. Kai žinot, dažnai žmonės ateina su labai tokiom giliom, aukštom, išmoktom frazėm, kalba apie kokį nors, ten, nežinau, ten bendradarbiavimas, supratingumas, būkite atviri, būkite lankstus, bet patys puola, tu turi pakovot biškį už tą mokytoją. Ir aišku, stengiamės visada, kai kalbame su tėvais, tai be abejo jokių būdų nežeminti tėvų autoriteto vaikų akise. Tai manau, ką esu padaręs, tai tikrai parodęs ne kartą tėvam, kad visgi kažkas ir tos mokytojus turi apginti. Bet kai pradėjau dirbti pavaduotojų ir daugiau teko dalyvauti įvairiuose tose, na, pavadinkim, konfliktuose, ar ne, arba pasiaiškinimuose tarp mokytojų ir tėvų, tai esu sulaukęs įvairiausių komentarų ir viešoje erdvėje, tėvų grupėse, žinot, jie kartais rašo ir nežinau, kad mes ten visi irgi esame. Aš irgi esu tėtis. Mobiliųjų telefonų naudojimas mokyklose, kokia jūsų mokyklos pozicija? Suktas klausimas. Negaliu kalbėti už visą mokyklą, galbūt labiau kalbėsiu už save, nes nekartą yra tėvai iškėlę šitą klausimą per bendrus tėvų susirinkimus. Kodėl jūsų mokykla neuždraudžia? O tada aš užduodu. O kodėl jūs savo vaikui tą telefoną duodat į mokyklą? Ar ne? Ir man tas telefonų naudojimas tai yra vėl tėvų atsakomybės permetimas ant mokyklos, ar ne? Nes yra įvairių situacijų. Negalima visiems uždrausti telefonus. Nes kalbant, pavyzdžiui, gyvename įtraukiajam ugdyme, taip? Turime įvairių vaikų su įvairiais poreikiais.
Ir, pavyzdžiui, vaikui, kuris iš tikrųjų iš prigimties, jam bendravimas arba triukšmas per pertraukas, būnant su klasiokais, jam yra nuolatinis stresas. Dabar įsivaizduokit, iš tokio vaiko atimti telefoną, tai jo vienintelė galbūt priebėga ir poilsi, kurio jisai gali pasinaudoti per tas 10 minučių pertraukos metu, kuriam iš tikrųjų reikia. Na, jam tai bus labai didelis stresas. Labai lengva pasakyti, atimkim, bet tada turėtume užduoti klausimą, o į ką iškeisim? Džiaugiuosi, kad šiemet pritraukiam savanorių iš užsienio ir nuo rugsėjo turėsime savanorių mokykloj. Ir viena iš to savanorių užduočių bus būtent užsiimti tą vadinamą tarp pamokinę veiklą, pertraukų metu sugalvot, kaip įtraukti vaikus į kažkokią veiklą. Ar tai stalo žaidimai, ar tai apskritai kažkoks bendras žaidimas. Lietuvos mokyklose esate, galima sakyti, nykstanti rūšis. Ką reikėtų daryti, kad mokytojo profesija taptų prestižinė? Žinokit, nuoširdžiai pasakysiu. Nežinau, neįsivaizduoju. Pats ieškau atsakymą į šitą klausimą. Čia kokias 2 dienas skaitau įvairiausių edukologų, profesorių, kurie ruošia mokytojus, ar ne, jų irgi įvairius pamastymus prieš rugsėjo 1. Ir vienas iš tokių buvo, kad taip, ateis rugsėjo 1, ateisim su gėlėm, pagerbsim mokytoją, paskui bus mokytojų diena, spalio 5 vėl atnešim gėlių, pagerbsim mokytoją, bet lygiai taip pat visus metus lipsim tam mokytojui ant galvos, aiškinsim, kaip jam reikia dirbti. Tai vat šitoj vietoj, ne, lygiai taip pat ten buvo labai geras palyginimas, aš galbūt ne visai tiksliai pacituosiu, bet pavyzdžiui, ar ne, ateina pas jūs santechnikas į namus. Nu, jūs tikrai jam neaiškinsit, kaip tą vamzdį tvarkyti. Jisai puikiai žino. Na, supraskim, kad ir mokytojas. Na, jisai jeigu jau atėjo, jau mūsų, tikrai pakankamai dar stipriai biurokratiniai visuomeniai, na, bet kas į tą mokyklą neateis. Net ir jeigu labai norėčiau. Aš net dėstytojo negaliu į mokyklą priimti, jeigu jis neturi pedagogo kvalifikacijos, ar ne? Tai supraskim, kad tas žmogus, kuris jau atėjo į mokyklą, jis yra specialistas, jis yra profesionalas. Ir pirmiausia, ką mes turime, pavyzdžiui, iš tėvų pusės parodyti, kad aš tave, vaikelį, atidaviau į pačią geriausią vietą, nes ne vienas tėvas tikriausiai į kokią nors siaubingą, baisią mokyklą, kurioje vyksta patyčios iš vaikų ir mokytojai pikti ir taip toliau. Nu, jeigu aš tikrai žinočiau, kad ten tas katilas virė, aš niekada ten savo vaiko neatiduočiau, ar ne? Tai pirmiausia, manau, kad padaryti prestižinę nuo šeimos. Jeigu jau kalbam kažką negerai, nu tai užsidarė, kad jau vaikai jokių būdų negirdėtų. Ir kad vaikas žinotų, kad jis eina į geriausią vietą, nes jo tėvai yra labai rūpestingi ir geri, ir bet kur jo neatiduos. Tik į geriausias rankas, tik pas geriausius specialistus. Ir kai mes pradėsim apie tai kalbėti namuose, manau, tada natūraliai ta profesija tikrai taps prestižinė, geidžiama ir galbūt pavyks pritraukti ne 3 fizikus ir chemikus, kiek šiemet įstojo į fizikos ir chemijos pedagogiką, bet galbūt 33. Labai tikiuosi. Ir atsisveikinkime žemaitiškai. Veizėkite, nežinau. Veizėkite 7 Kauno deinas. Nacionalinis Kauno dramos teatras ruošiasi naujam sezonui. Kėdės bus švarios. Dirbama čia kaip fabrike nuo 8 ryto. Ir kol visi miega, eisime ne pro pagrindinį įėjimą. Sveiki atvykę į mūsų cechą. Alisa veidrodžio karalystėje, vaikų literatūros klasika, anglų rašytojas slapyvardžiu Luisas Kerolis, Alisos stebuklų šalyje tęsinys. Šiandien ryte turėjom atiduoti nudažytas panelės, ten sienos, kur dengia dekoraciją, tai galim pasižiūrėti iš balkono, kiek čia jo. Jo, kaip ir sustatyta. Tai mes čia truputį toks juodraštinis variantas tų sienų, nes jos dar atkeliaus atgal pas mus, turės būti tokiais pačiais netvarkingais šachmatais išdažytos. Apysaka parašyta prieš 150 metų, mokant mergaitę žaisti šachmatais. Įdomu, ar pavyks Alisai iš pėstininkės tapti valdove.
iškalbingas užrašas "Tylos vyksta gyvenimo repeticija". Per karantiną buvom pasikabinę savo nuotraukas su kaukiam, kad be kaukių pas mus niekas neįtų. Paskui jau kai kaukės nukabinom, tą afišą radau ir iškirpau ir palikau. Tai kai kas ir ateina ir nieko nesako, tyli, sako, užrašyta ant durų, kad reikia tylėti. Čia tylos nebūna, darbai nestoja nei akimirkai. Susipažinkite, šio cecho senbuvė dekoratorė Joana Bulotienė. Čia dabar aš gaminu samanas, taip aš įsivaizduoju, kad samanos. Aš jas taip įsivaizduoju, nes toks yra scenografo užmojis, kad iš pagalvių bus pieva ir ant tos pievos dar turi būti ir samanėlių, ir pieva, vienu žodžiu, tai turi būti žaisminga, gražu ir spalvinga. Čia va irgi įdomus darbas, nes tų gėlių visi vainikai eina ir gaminamos skrybėlės ir gėlisai. Tai va čia irgi kažkas padarė tą karkasiuką, man reikėjo jį sutvirtinti su audiniu su gumom, nes jis dėsis ant galvos. Jurga Misiūnė teatre dirba beveik 10 metų, tad premjerų jos gyvenime buvo ne viena ir ne dvi. Pačios sunkiausios dienos ir būna prieš premjerą, dėl to, kad visi kaip be galvos, nes visko reikia greitai čia ir dabar. Kartais prasideda repeticijos, vieni dalykai pasiteisina, kiti nepasiteisina, tada reikia taisyti. Yra tai buvę, kad nei viena dekoracija ar ten rekvizito dalykas neišėjo iš pirmo karto į sceną. Viskas grįžo, reikėjo tvarkyti, taisyti, keisti, perdažyti. Kartais dekoracijos vykstant spektakliui lūžta arba būna tyčia suplėšomos. Kaip Senos damos vizite, jau 6 metus rodomame spektaklyje. Aktoriaus Liubomiro Laucevičiaus tapytas paveikslas suplėšomas. Dailininkui belieka piešti jį iš naujo. Mes tada praplėšėm iš karto, kad plyštų būtent taip, kaip reikia. Atsargiai iš kitos pusės suklijuojam ir toks kas kart ir keliauja. Ir jau niekada antrą kartą nenaudoja, kiekvieną kartą vis naują ima. Yra, tarkim, toks spektaklis Panika, kur jie realiai mušasi. Ir aktoriui jau net 2 kartus koja lūžo. Tai ten labai dalykai lūžta, bet kažkaip jie apžaidžia. Kai teatre buvo statomas spektaklis Natanas Išmintingasis, dekoratoriai Joanai Bulotienei tai buvo nemenkas iššūkis. Turime ekraną. Ir ekranas yra padarytas iš fanieros rėmas. Nes ten 8 metrai ant 5, gal 6. Va tada tai buvo, jie atėjo ir sako, ar tu negali kažkaip tai viso šito. O ten 80, įsivaizduokit, 80 cm rėmelis toksai. Tik jisai yra gal 8 ant 6 kokių metrų. Ir 80 pločio. Ir aš šitą pasiūnu iš audinio. Tai vyrai tada atėję dėkojo. Nes jį kaip kojinė apsitraukė, tai jie sakydavo, žinok, mums 6 valandas darbo sutaupyti. Teatro dekoratoriai regis neskaito pjesės turinio. Šiaip mes galėtume pjesę skaityti, bet labai retai kada tai darom, nes paskaitom ir tada viskas labai kažkaip, paprasčiau, kai dailininkas papasakoja, ko nori ir kai mažiau žinai, nes pradedi labai daug pats interpretuoti tada. Teatro užkulisiai be galo įdomu ir paslaptinga. Šios specialybės regis neišmoksi. Aš labai bijojau eiti, labai porą metų bijojau eiti. Bijojau aš šito darbo ir savim nepasitikėjau, kad nesusitvarkysiu ir kažkaip tai, bet kai atėjau, tai kai žuvis vandenį, tiesiog kuo toliau, tuo geriau. Ir įtraukia, ir įdomu, ir tas darbas visada, jis niekada nebūna vienodas, jis labai keičiasi. Tėtį tokį šeimoje turėjau, jis nelabai skirtingai nei visi kiti fizinę negalę turi, tai mes gamindavom viską. Nes jis sportuoti negalėdavo, mažiau vaikščioti reikėdavo, tai mes kitaip darydavom, jisai gamindavo, mes atistuodavom, jis taip įtraukdavo ir mus kaip vaikus. Aš čia pradėjau piešti, ta prasme, jau ir pati einu ir tapyti pradėjau. Ko gyvenime negalėjai pagalvoti, kad tu gali. Jurga svajojo tapti šokėja. Mano mama choreografė, tai tiesiog sakė, oi, ne tik per mano lavoną į tokį bohemišką gyvenimą, tikrai ne. Tada nusprendžiau, kad einu į Karaliaus Mindaugo profesinę mokyklą siuvimo mokytis. Pakalbino mane, sako, gal nori ateiti į dekoratyvinį, oi, ne, sakau, baikit jūs juokus, sakau, aš nemoku tokių darbų daryti, sako, ką nepadažysi.
žiūrovas dažnai net neįsivaizduoja, koks ilgas būna spektaklio kūrybos kelias ir ne scenoje. Net ir svetimuose teatruose, kai būnu, tai visą laiką pirmiausia apžiūriu scenografiją ir galvoju, oi, ir būna kartais tokia sudėtinga scenografija, kad galvoju, oi, kiek darbo daug įdėta, kaip gaila, dekoratorių. Dekoratoriai padirbėjo. Metas užsukti į Nacionalinį Kauno dramos teatrą. Šiandien tiek. Tiesiog likite su 7 Kauno dienomis. Laidos naujienas sekite 7 Kauno dienų ir LRT Facebook paskyrose. Laidos įrašai LRT mediatekoje. Thank you.